namelis, čia kur Tai tas buvo namas? Tai jis išliko? Išliko, nes čia dar dabar nieks negyvena. Oh my God. Nu taip, galim pirkti. Ale toliau neįsim. Gali būti iššakyta per mane. Gali būti labai menė. Tai gera pamatyti. Tėvas visada sakydavo ir mama, aš jau nesimušiu dėl to žemės. Nedaug, rodo, sakė, buvo. Tai jis išmoko, nenorėjo čia praleisti visą gyvenimą, sako, kiek aš gausiu, jeigu 3 broliai, kai mirs tėvas. Tai jis išmoko būti siuvėjas ir labai gerą darbą savo pasidarė, kai išmoko ir žinojo, ką daryti. Ir paskui mano motinos tėvai davė jam pinigus nuvažiuoti į Ameriką, ale buvo Kanada, tais laikais, bet jau buvo uždaryta. Tai į Kanadą nuvažiavo ir turėjo pradirbti metus ant laukų su avižais, su kuo aš neatsimenu, Kanadoj. Ir tada paėmė mamą. Tai aš sakau, paliko šitą, ale ačiū, aš radau Hollywood. Atsiradau tenais, nereikėjo rūpytis, kas ars tą žemę. Oh boy. Kiek metų čia nebuvo? 64 buvo čia. Yeah. My director, Saulius Websteris. 64 metais buvo liūdna. Nors žiema buvo, ale vis tiek gera buvo susirinkti su giminėm į tokį mažą namelį, kur šiandien matėm, ir nuveiti į tą gražią bažnyčią, kur mano tėveliai matyt buvo ženoti, buvo krikštyti tenais. Labai sujaudino mane atsiklaupt tenais, kur gal mama poteriaudavo. Gal mano senelė tenais, gal visos giminės tenais. Labai sujaudino mane ir man labai gaila, kad jie taip buvo ištremti iš savo gražių namų, kur čia turėjo gal nedideli, gal jie nebagoti, visai jie biedni žmonės buvo, ale vis tiek gražumos Lietuvos buvo jų kieme.
grįžti dabar bažnyčia. Į tais laikais visai kitaip atrodė. Gavau laisvę ir teisės atvažiuoti tais laikais, kai amerikonai niekas nevažiavo į Lietuvą. Jeigu buvai aukštas narys partijos, tai gali leido, o taip tai ne. Ir stebuklas buvo, kad per Chruščiovą ir tada per gerą žmogų Lietuvį Zenkevičių gavau leidimus už 48 valandų nuo tos laiko, kai jie pasakė gerai, važiuok. Mes jau sėdom į lėktuvus, važiavom į Maskvą ir iš Maskvos čia. Ir suradom savo senelę čia netoli į Kaune. Ji buvo atvežta stebuklingai su dideliu ambulansu iš prie Klaipėdos kur nors, nežinau, kokias miestelis buvo. Ir padėta ligoninėn čia. Ale toj ligoninėj tais laikais neturėjau aspirino. Ale daktarai labai geri buvo. Ir labai mėly, ir labai prižiūrėjo mano senelis. Ir mes, kai einėjom visas hospitalios rengmenį su ašarom tik tai lašėjo, o mano senelis sėdė savo lovoj, šypsena didelė, be dantų. Ir tokia linksma buvo ir mes ją parsivežėm 6 mėnesius vėliau. Ir įgyveno pas mane Kalifornijoje dėl 2 metų, 2 mėnesių ir 2 dienų. Ir sakau, kai sustiksiu su Dievu, tai aš turiu klausimą, kodėl taip trumpai? Būtų buvę gerai. Visada norėjau važiuoti Amerikon. Ir mano senelis buvo Amerikoje ir dirbo šachtose. Ir labai pikta buvo, kad jis sugrįžo. Sakė, būk Amerikoje, vieną paskui kito parsivešimus. Ir jis taip nepadarė, jam neskani amerikoniška duona buvo. Jis norėjo savo lietuviškos duonos ir savo žemės. Tai jis sugrįžo, ale kai senelę nusivežiau į Ameriką, į nulipo nuo lėktuvo ant tų laiptų ir ant klaupščių pasilaido, pabučiavo žemę ir sakė, halo Amerika. Tai paduškėlės buvo padarytos iš kvietkų mano draugų dėl jos, kai jį mirė. Ir sakė, goodbye Amerika. Pradėsiu ašaroti.